Bet tai viskas taip konkrečiai čia apgriuvę. Lietus ir vėjas padarė savo. Bet kokios formos, kokie vaizdai čia nais, kokių čia galima visokių siaubekų prifilmuoti. Ir visokiausių pasako kitokių. Žiauri gražu yra čia nais. Realiai. Tiesiog namai gyvena, durys kokios. Taip, taip. Žmonės išsikelia ir namai. Taip, teisingai. Namas gyvas tol, kol turi šeimininkus. Kai šeimininkų namas nebeturi, namas nebegyvas. Bet tai vaizdai. Einam dar pasižiūrėti. Svarbu nepasiklyščia labai šitoj sugriuvusioj Aladino pasakoj. Labą rytą. Ir esam ne bet kur. Esam Al-Hamra miesto. Miesto. Greičiausiai, kad miesto. Esam Al-Hamra miesto senamestyje. Mes vis dar esam Omane. Senamestyje tikrąja to žodžio prasme. Kai yra seni sugriuvę pastatai. Jie yra pastatyti iš molio, palmių, įvairiausių palmių lapų, palmių kamienų. Ir viskas yra lietaus sugriauta ir apleista. Bet kas yra įdomiausia, kad vietomis tuos namus bando kažkaip jie tvarkyti. Gal čia juos labai pigiai po 1 eurą galima nusipirkti, bet jie bando juos tvarkyti, va. Ir jie atrodo, tie namai atrodo šitai. Šiaip tai iš tikrųjų tokia mistinė, kaip iš kokio filmo. Kaip iš kokio senovinio filmo vieta. Nu, ne senovinio, fantastinio, kaip iš kitos planetos, kaip iš kažkokių... Nežinau, nu, ta prasme, tokios vietos mes dar nematėm. Kad būtų, vat, šitokie būtų vaizdingi ir įspūdingi būtų griuvėsiai. Nei gyvos dvasios nėra. Vienoj vietoj statybininkai kažką ten bando matosi pastatyti ir mes klaidžiojam po va tokias įvairiausias vietas. Jo, tai diena mūsų prasidėjo vėlgi įdomiai ir istoriškai matosi, kad šitas čia buvo miestas ir šalia buvo milžiniška palmių plantacija. Ir tas miestas iš tų palmelių ir gyveno savo gražiai ir laimingai, kol neapleido, visi išsikėlė į geresnės gyvenimo vietas ir kaip su senamiesčiu atsitinka, senamiestis tampa nebemadingas ir niekam nebereikalingas. Esam Bahlos forte. Bahla vadinasi. Bahlos fortas. Nieko nesu gražiau matęs, kalbant apie fortifikaciją. Apie arabišką fortifikaciją, UNESCO saugomas objektas, aišku. Ir jisai ledinis sutvarkytas, visas tiesiog gražiai, kaip tik būtų naujai pastatytas. Ir vaikštom Vilniuje. Dabar yra beveik 10 valandų vietinių laikų ir yra maždaug apie 33.
dabar laipsniai šilumos ir esame forte vieni. Milžiniškam forte esame vieni, daugiau nei turistų, nei lankytojų, nieko nėra. Tai vaizdelis šiandien yra. Tai va, principai reikia pasikeisti vieną objektyvą į kitą ir tada galima bus eiti toliau. Čia labirintas ir dydis forto yra įspūdingas. Ohoho, koksai. Likom be vandens. Bet čia yra pagrindinė gyvenamoji patalpa, atseit. Ir čia yra svečių kambarys, arba mūsų kalba svetainė čia buvo. O čia jau buvo šeimos kambariai mažesni, kur privatumą gali turėti. Ir pagaliukai šitie, kur kyšo iš sienų pagaliukai, ant jų kabindavo ginklus, vandens maišus arba apšvietimą. Lentynos tos buvo. Šiaip iš tikrųjų, kai prieš tai buvom Al-Hamra, ten, kur tas sugriuvęs senamiestis, tai interjerai praktiškai atrodė identiškai, taip kaip čia. Taip kaip čia yra atstatyta, viskas yra sutvarkyta, tai ten tuose sugriuvusiuose namuose ir kolonos tokios buvo, ir arkos tokios, ir lentynos, ir pagaliai tokie kišojo. Viskas ten buvo taip pat kaip ir čia. Šiaip įspūdinga. Aš per senas tokiam karščiui ir tokiam fortam. Bet labai gražu. Jo, bet labai gražu. Tikrai. O, maldos ir kambarys. Kaip tik taip man dabar reikia. Mano jėgas baigėsi. Buvau maldos kambarį. Nepadėjo. Ten dar mačiau, dar buvo ginklų, ne ginklų, kažkokio parako ar sprogmenų šitas gamybos kambarys. Bet ten atsargos visos pasibaigusios irgi. O, labai karšta, yra žiauriai karšta. Šuliniai išdžiūvę. Šuliniai išdžiūvę, burnai išdžiūvus. Tokios kepinančios saulės, nafig, žinokit, gyvenime nebuvo. Net Marokė, kai buvo 40, nebuvo taip karšta, taip kaip yra čia. Wow, o tai kas čia būna? Vasara. Kai pas juos čia būna pydisas. 50 laipsnių būna karščio čia vasarą. Wow.
Mums pasisekė, pasistatėm automobilį. Automobilį pasistatėm į pavėsį. Va, čia va yra taksisto automobilis ir mūsų pavėsė. Tai mes jau kaip vietiniai stengiamės pasistatyti automobilį į pavėsį. Atėjom į mašiną, termometras rodo 37. Dabar yra pusė 12, pusė 12 dabar yra. Ir temperatūra yra 37 šilumos, nesiverčia liežuvis pavadinti, tai jau turbūt karščio. Bachla visai tokia miela vieta. Yra Bachlos fortas, va čia va, šalia forto pasistatėm mašiną, bet jau nuo karščio jau galas yra. Realiai jau viskas jau kapiecas, ne? Vakaras jau mes atvažiavom iki viešbučio, kuris pagal viską atrodo normalus ir palei kelią. Ir rytoj mes turėtume jau būti prie Indijos vandenyno ir Omano įlankos sandaros ir galų gale mes įmerksim kojas į dar vieną vandenyną mūsų kolekcijoje ir mes jau turėsime juos 3. Tai jau bus visai neblogai mūsų gyvenime. Turėti 3 vandenynus. Bet karštis šiandien, karštis visą kelią buvo, fucking 37 buvo visą kelią. Nafik yra. Ir dabar va sėdėm vakare, aš nežinau kokių yra, gal dabar net ir man rodo kažką. Va, oficialiai dabar rodo prognozė, rodo šiuo momentu yra 6 valandos vakaro ir yra 35. Tai realiai yra daugiau. Ir jau nieko. Taip, ir šiek tiek jau 305 jau pasibaigus 4 dienom sėdė ir galvoja, ai, faina, jau vėsu, gerai. Kadangi čia gyvena skirtingos gentis, kurias savo laiku sultonas suvarė į vieną krūvą, kaip sakant, nesuvarė, o suvienijo, labai krito į akis tai, kad čia daug šiukšlių. Jeigu Kalnų regione ir Nizvos regione ir tenais, ir mes prie jūros dar nebuvom, nežinau kaip ten, bet ten buvo ideali švara, absoliučiai ideali švara, visur, nei dulkelė. Taip, absoliučiai teisingai, švara tokia pati kaip Lietuvoje. Lietuviai yra švaruoliai ir tenais visi irgi lygiai tokie patys kaip lietuviai, tik kalba kitaip. Tai va, o čia važiuojam, jau tai prasideda dykuma, prasideda pasikeitė gamta ir atsirado šiukšlių. Ir mes įvažinėjom į dykumą, tiesiog pakelė nusėta buteliukais, popieriukais, ant medžio kabo maišiukai, jau taip jautiesi kaip Maroke biški, jau taip šiukšlių. Ir matėm priekį važiuoja džipas, dabar atvažiavom į viešbutį keliu ir per langą buteliuką, ta prasme, laisvai į šalikelę. Ko kalnuose nebuvo tokių dalykų, aš nemačiau. Mes kalnuose važinėjom šunkeliais. Šunkeliuose kalnuose nei vienos šiukšlės nėra. Nieko. Tai va čia tas kažkaip nuotaiką pagadino. Nes šiukšlynas yra labai nemalonu. Tai va, tai skirtumas yra ir apsirengę žmonės truputėlį kitaip. Ir aplinka yra tokia kitokia truputėlį. Tai, reiškia kitas regionas, kita gentis, kiti žmonės. Įdomu.
Labą rytą. Esam laivų statybos, laivų remonto doke, praktiškai Klaipėda. Tik šiuo momentu yra maždaug 36 ir parina taip. Čia yra drėgmė, kadangi yra prie vandens, yra drėgmė, tai yra visiška šikna. Visiška šikna, karštis yra neįmanomas. Tiesiog rūksta viskas. Jo, tai jie čia taiso laivus, jie čia stato tos savo laivus, yra padarytas muziejus, kuriame pilna yra turistų. Jo, tiesa, kas įdomu, o mane nei vieno kino nematė. Nėra nei vieno nėra kino. Bet užtat yra Lenkų. Yra nuostabiųjų mūsų kaimynų Lenkų, yra milijonas Lenkų, kurie čia lipa į tuos laivus, visur varo įsibėgėja. Labai faini žmonės, bet jų daug labai. Laivų statyklai, jie čia taiso tuos laivus, jie čia juos valo nuo įvairiausių moliuskų, stato, remontuoja, va ten žmonės dirba tenais, valo laivą. Jo, ir eisiu aš ne po muziejinę vietą pasidaryti. O, koksai senas geras, daug matęs omanietiškas laivas. Jo, jie visi mediniai yra, ir ten yra dirbtuvės jų, pagrindė indusai pakistaniečiai čia dirba. Ir jie tos laivus stato, remontuoja. Labai čia visokių įdomių dalykų yra. Persirengimo kambariai, kažkokie sandėliukai, bet tai jau čia personalo, tų darbininkų. Ir jie turi savo papugėlio narvus. Va. Ir čia didelis jų yra narvas, kur jos sėdi. Įvairiausias. Tai va. Ir ten dar yra žalių. Ten dar yra žalios dvi. Žalios dvi labai fainos. Gražios kokios. Kokios jūs fainos. Oi, nepatikau aš jam, nepatikau. Kanojos sudėtos, pastoliai, įvairiausi jų daiktai, kurie čionais gyvena ir tvarkosi. Vietoj žvyro jie naudoja koralus. Čia yra koralo gabaliukai, va šičia, visur vietoj žvyro paberti. Yra baltas, kaip sniegas, koralas. Maži gabaliukai koralo sudėti. Žvyras čia pas juos. Žvyras, okei. Žvyro tokio saujelę atsiveš būtų labai fainai kaip suvenyrą, bet aišku, atims oro uostą, nes greičiausiai, kad negalima koralo vežti. Tai mes juos čia ir paliksim. Turi jie čia viską, kas turėtų būti. Kas turėtų būti laivų statykloj. Yra laivo gabalas. Ai, nu nafi kaip karšta. O. Čia yra gateris, su kuriuo jie pjausto storą medieną. Ir va ten žmonės prie staklių dirba tenais. Va čia yra visokie jų rakandai. Ir čia yra pavyzdžiai durų, aiškiai, senų, kurias jie gamindavo. Ir čia yra laivas, į kurį lipa visi turistai. Va.
Tai labą dieną. Mes vis dar Omane ir diena karšta tokia, kad per akinius aš jau nebematau nieko. Užrasojo akis, jau užrasojo akiniai, nes yra karšta taip, kad neturiu jau žodžių. Nors temperatūra rodo tik tai 36, bet prie vandens yra visiškas kapėcas. Tai va, buvom laivų statykloj, labai gražus miestelis, labai tokia kurortinė vieta, yra paplūdimys, tik aišku niekas tam paplūdimy nesimaudo, gal dėl to, kad karšta, gal dėl to, kad nelabai galima. Poilsiautojų nėra. Miestelis labai baltas, labai gražus iš tikrųjų, yra bokštai seni, yra kalnai, yra gražus tiltas, laivų statykla, labai charizmatiška, labai įspūdinga. Yra palmių daug, yra augmenijos, yra vanduo šiltas. Aš taip įtariu šiltas, nes šiek kitaip ir būt negali. Ir mes galų gale atsisėdom šaltos kavos mostelt, nes galbūt akis jau atsivers tada ir pamatys kažką. Tai va, labai graži vieta šita vieta man patinka. Nu, ne taip kaip kalnai, aš čia visą vakarą verkiau, kaip aš noriu vėl grįžti į kalnus. Na, bet paverkiau ir nustojau. Gal dar pasiseks. Tai va, Sūras yra labai graži vieta. Dabar važiuosim į viešbutį, kuris čia yra apie 40 km nuo Sūro. Ir bandysim tenais perlaukti šitą visą karštį baisųjį. Ir tada grįžime čia. Nes čia dar yra ką žiūrėti, yra švyturys, yra bokštai, yra pilis, yra prieplaukos, yra paplūdimiai. Einam gatve, buvom ant tilto užsilipę. Priekio eina arabai 5, nu ten pusiau indusai, pusiau arabai. Čia tarp kitko yra iš tikrųjų iš aplinkinių šalių daug. Yra daug indusų, yra daug pakistaniečių, yra daug iš Afrikos, iš rytinės Afrikos. Žmonių įvairiausių gyvena. Eina jie prieki ir šitą matom, kad jie mus filmuoja su mobilu. Paskui prasilenkinėjom. Jie sako, mes sako, jūs nufilmavom, nes sako, jūs labai unik atrodot, esat unikalūs. Mes apsidžiaugiam labai, nes mes iš tikrųjų esam unikalūs ir patys geriausi. Tai va, tai apsidžiaugiam. Tai labą dieną. Mano kepurė kokia gera. Aš nežinau, kaip jinai arabiškai vadinasi, bet ne aš apie tai. Aš ne apie tai. Mes esam dabar viešbutyje. Trumpas mūsų poilsis dienos metu, nes yra žiauriai karšta. Galime truputį pailsėti, nusiprausti ir vėl važiuosim į Sūrą. Čia būtų galima pakalbėti apie arabiškus viešbučius. Aš nežinau, kaip atrodo arabiški viešbučiai, kurie yra brangus. Mes vidutiniškai mokam už viešbutį, vidurkis pas mus per visą kelionę išėjo 50 eurų maždaug. Vieni truputėlį brangesni, kiti pigesni, patį brangiausią pasilikom Muskatui, jame dar nebuvome, bet mes jau buvom Nizvoj, paskui buvom Hamroj, paskui buvom čia pakeliui prie dykumos viešbutį ir dabar viešbutis kažkokiam tai mažam miestelė apie 40 km nuo Sūro. Tai apie viešbučius galiu pasakyti, kad labai jie įdomus yra. Įdomus ta prasme, kad viešbutį gali rasti praktiškai nesutvarkytą kambarį. Dabar atėjom į viešbutį, radom tokį purvinoką, šiukšlės neišneštos, kambarys šiaip sau. Aišku, nėra jisai brangus, ta prasme, vonioji visokie ten netikėtumų galima rasti, apie kuriuos aš dabar galbūt nekalbėsiu.
nes yra negražu apie tai kalbėti, bet vienu žodžiu, tas, kuris mus pasitiko, tai žmogus pasakė, jo, bet lova tai patalynė, žinokit, tikrai pakeista. Jo, patalynė buvo pakeista, bet visa kita buvo labai šūdas. Dirba čia pagrindė tuose viešbučiuose tailandiečiai, filipiniečiai, arabai patys nelabai dirba. Alhamroj arabas buvo tipo šeimininkas, tiem, kur labai atseit svetingas ir persekioja visą laiką ir ten klausia, ar kažko reikia, ar kažko nereikia. Bet taip irgi pakankamai įkyriai ir viešbutis ten buvo toli gražu, nes stebuklas. Tai va, tai su viešbučiais kaip pasiseka, žiūrėsim, kas bus toliau. Sakau, galbūt tuose viešbučiuose čia yra tokių, kur ir kainuoja po 3, 4 ir po 500 už naktį. Galbūt ten viskas yra ledas ir viskas yra puiku. Tai kol kas tiek apie viešbučius, paskui, kai mes jau gyvensime juose visuose, apsigyvensim, tai aš tada galėsiu pasakyti kažką bendrai ir bendrai. Va, Omanas yra tikrai žiauriai gražus. Čia yra labai gražu, labai įdomu ir super egzotiška. Tai va šitaip ir važinėjom Omane. Va, šitaip ir šitaip. Ir visą laiką, pastoviai. Realiai tai po kokius pusantro, po 3 butelius, po 4 beveik išeina per dieną. Tai nusipirki bloką, 6, tai 2 dienom užtenka tikrai. Vat šitaip ir laikomės, tik ant šito. Va, tik tai taip. Nevalgom, tik tai geria. Taip, nevalgom, nes vis tiek nesuprasi, ką valgai. Jo geriam vandenį ir gerai, va. Tokį va vandenį, va šitą va. Ko tu čia reklamuoji dabar? Gerai, važiuojam. Vakarą. Penkta diena Omane. Penkta diena Omane pas mus baigėsi va taip. Sėdim Sūro mieste ir žiūrim, kaip žmonės žaidžia futbolą. Pats populiariausias žaidimas pasaulyje. Vienareikšmiškai, nes kur mes bebuvom, visur žmonės žaidžia futbolą. Ar paplūdimy, ar kažkur aikšteliai. Jo. Žaidžia futbolą labai emocingai, vaizdas nepaprastai gražus. Vėl leidžiasi saulė, va ten yra savo lėlydis. Čia yra Omano įlanka už manęs ir va ten toliau yra Indijos vandenynas. Labai graži diena. Dar vienas saulėlydis Omane. Labai čia greitai naktis ateina. Saulė va tuoj pasislėpsiu už kalno. Jau pasislėpė. Jau pasislėpinėja, man sako. Ir
naktis ateis praktiškai per 15 minučių. Už 15 minučių čia bus tamsu. Ir žiūrėjau internete laiko intervalus. Vidury vasaros diena yra ilgesnė čia maždaug 2 valandų. Tai yra valanda yra nusileidžia saulė vėliau ir anksčiau pakyla. Tik tai. Ne taip, kaip pas mus, kur dasideda, pavyzdžiui, 6 ar 7 valandos. Ir arabiška naktis čia ateina labai greitai. Važiuoja traktorius ir vis tiek nieko nesigirdės dabar, ką aš sakau, nes pravažiavo traktorius, visi arabai žiūri, ką mes čia veikiam, nes tokių nesąmonių darytojų, kaip mes, čia nėra aplamai. Yra tik tai lenkų turistai ir daugiau nieko.